Lietuvos socialdemokratų siekis – sukurti gerovės visiems valstybę. Gerovės visiems valstybėje nėra vietos skurdui, nedarbui, socialiniai nelygybei, žmogaus teisių pažeidimams. Pats svarbiausias socialdemokratams – žmogus. Socialdemokratai ypatingą dėmesį skiria jaunam žmogui, todėl partijos rinkiminėme sąraše net 9 socialdemokratinio jaunimo atstovai. Tai Linas Jonauskas, Andrius Šedžius, Andrius Mikšta, Arūnas Dudėnas, Žaneta Klebanskaja, Evaldas Vaineikis, Julija Kvedorelytė, Justas Pankauskas, Juras Požėla. Socialdemokratai už valstybės rūpestį žmonėmis. Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų sąrašo numeris 1.